Sveiki visi! Šiandien mes Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose ir atėjom pasižiūrėti žydinčių magnolijų. Ir šiandien mes į botanikos sodą įsiruošėm su Gintarėlė Jurkevičienė, kurios paklausim apie magnolijas, kad mums papasakotų ir duotų keletą patarimų, kaipgi užsiauginti jas savo kieme. Noriu pradėti nuo klausimo. Kas čia per magnoliją ir kodėl jos tokie žiedai keisti? Tai va, čia yra atvėsusio oro paukštai negražus. Bet jūs pažiūrėkit, va iš karto ir patarlė veikia. Skubėk palengva. Tie, kurie buvo labiau išbrinkę, pasiruošę žydėjimui, kai gavo to šaltuko, pažiūrėkit, jau parudavė. O va čia va dviese. Visiškai niekur neskubėjo ir praktiškai gražiai atrodo. O šiaip tai žydėjimas, kaip matom, tai yra, jis yra ganėtinai neblogas, tik tai tiek, kad žiedų kokybė yra prasta. Bet jau... Ką tai reiškia? O tai reiškia, kad vis dėlto tie trukę šalčiai ne vieną naktį, sakykime, ne vieną parą, o kelias paras, jie negrįžtamai pažeidė, nušaldė, tiesiog apšaldė žiedinius pumpurus. Tai čia yra žvaigždinė magnolija, taip? Taip. Jinai yra tokia jau prisitaikius šitam kraštui, kaip sakyti, jinai ištveria šalčius. Ir japoninė magnolija irgi yra labai ištverminga, kurią mes vėliau pamatysim, tai ten irgi matysit, kad pats medis yra visiškai gerai atrodo, tik tai, kad žiedai yra pažeisti. Gerai, tai einam žiūrėti toliau. Gerai, būtinai. Tai dabar prašysiu papasakot apie šitą grožį. Šita yra mūsų dendrologinių kolekcijų karalienė, princesė, ar kaip čia ją galima pavadinti, vien dėl to, kad jinai jau yra 39 metų amžiaus. Ir jinai, sodinukas maždaug tokio ūgio buvo atsineštas iš Vingio padalinio ir pamažėlė jinai išaugo į kokį gražų medį. Tarp kitko, jinai yra negenima, čia tik viena šaka buvo nusvirus labai žemai, tai šiemet ją pašalino. Šiaip tai laja medis susiformavo pats. Ir čia būtent yra japoninis magnolijos varietetas borealis, šiaurinis varietetas, tai sako, kad jinai yra atspari mūsų klimato šalčiams ir jinai yra ištverminga ir labai gerai žydi ir dera. Noriu paklausti, tai dabar žvaigždinė magnolija ir japoninė magnolija, tai jau jos mūsų Lietuvos sąlygom, jos tikrai yra atsparios, ar reikia kažkokio ypatingo dėmesio skirti? Svarbiausia tai yra pasodinant nepažeisti šaknų, nes jų šaknys ir mažosios šaknelės yra minkštos, trapios ir greitai lūžta. Kai pažeidžiamos šaknys, tada augimas yra sustabdomas, jeigu įsimeta dar koks puvinys, tai gali ir visai neprigyti. Bet šiais laikais yra augalai, kaip sakyt, pikuojami, sodinami vazonėlius, iš vieno vazonėlio į kitą, ar ten konteineriai, sakykime, vadinam. Ir tada tas pasodinimo laikas irgi neturi labai reikšmės didelės, ar čia anksčiau pasodins vėliau, svarbu, kad šaknys būtų nepažeisus. Bet svarbu parinkti tinkamą vietą, o vieta turėtų būti, jos mėgsta drėgną dirvožemį, neužmirkusi, bet vidutiniško drėgnumo. Žemė turi būti lengva, negali būti kalkinga, jinai gali būti silpnai rūgšti, beje, tręšimą reikia iki Liepos mėnesių daryti, kadangi augimas vyksta būtent iki Liepos vidurio, sakykime, jeigu paskui tręšim, tas augimą pratesim, o pratęsus augimą, paskui gali nesumedėti šakelės ir viršūnės. Žiemai mums to visai nereikia. Jo, mums to nereikia ir tikrai nesąmonių nereikia daryti, su saiku viską. Bet patręšti reikėtų pavasarį. Reikėtų ir labai gerai, pavyzdžiui, kadangi jų šaknų sistema yra paviršinė, tai, pavyzdžiui, jeigu yra koks nors sodybai, kur sakykime, nėra natūralus dirvožemis, tai būtų visai neblogai kompostinę žemę pabarstyti, jau sodinant savaime suprantama reikėtų. Ir gali būti netgi pamulčiavimas su, pavyzdžiui, nupjauta žolė. Ir aišku, reikia mylėti. Jeigu tu myli, be meilės tikrai nieko. Bet kaip galima nemylėti tokios magnolijos? Bet suprantat, visko būna. Jeigu tavo sodybai yra, tai tu ir myli, nes tu jį pasisodinai ne tam, kad dėl kažko ten, bet kad tau gera būtų. Ir augalai tai jaučia. Dar noriu paklausti. Prieš tai žiūrėjome žvaigždinę magnoliją, čia yra japoninė. Kai žmogus nori pasirinkti savo sodybai ar kiemui, kuo jos skiriasi viena nuo kitos? Tam žvaigždinė, jinai dažniausiai auga krūmų, gali būti iki 3 metrų ir į aukštį, ir į plotį. Jinai tokia bus beveik rutuliška laja. O pavyzdžiui,
jau japoninė, tai jinai auga medžių, ypač va šitas šiaurinis varietetas. Tai priklausys nuo to, kiek jūs turit žemės. Bet būtų gerai, kad nebūtų sodinama labai arti, sakykime, tvoros, tam, jeigu yra įbetonuotas tas kraštas apačia, taip, ir negerai yra, ir arti namo. Bet jūs pastebėt, kad lapų nėra, o jie žydi. Reiškia, magnolijos to ir pasižymi, kad žydėjimas yra prieš lapams skleidžiantis. Tai kai dabar, sakykime, yra žaluma spygliuočių ir žiedai, jau iš to ten irgi įdomus matymą. Tai toks yra geras kontrastas. O paskui jinai kukliai brandins sėklas, nedemonstruos ten nieko ypatingo, nebent eidamas pro šalį pamatysi žvilgančius sodriai žalius lapus ir galėsi prisiminti pavasariu šitas gražias dienas, kai buvo baltas šydas ant medžių šakų. O apie šitą papasakokit? Nu, čia yra būtent ta žvaigždinė magnolija. Akivaizdžiai matom, kad žiedeliai yra tarsi mažos žvaigždės, gal ir didesnis yra. Žiedų yra daug ir kaip mums jau labai turėtų būti džiugu, kadangi čia yra mažiausiai pažeidimų. Iš tų, ką mes matėme, ne? Tikrai nuostabi čia. Ir ypač lyginant ten su ta kaimyninė. Ir dar įdomu, kad būtent žvaigždinė čia tipiškas atvejis yra, kada jinai yra daugiakamienė ir yra daug šakelių. Ir dar turiu pasakyti, kad būtent nereikia genėti jos, nereikia karpyti, genėti, kad nedaryti žaizdų. Jinai pati viską puikiausiai susitvarko. Nebent jau ten kokia sausa šaka, arba ten labai jau kur nors būtų nuaugusi į tokią vietą, kur ten praėjimą trukdytų ar kažką, nu žodžiu, bet šiaip tai nerekomenduojama yra. Nu ir ką? Jinai džiugins čia mus, priklausys nuo to, kokie bus orai. Jeigu bus tokie vidutiniški, ne per daug karšti, tai jinai gali savaitę, 2 savaitės pražydėti ir vienas kitas tas vėlyvesnis žiedelis dar ilgiau žydės. Ta trukmė priklauso būtent nuo to, kaip tie žiedai ima žydėti. Bet praktiškai vienu metu visi nežydi, vis tiek yra laipsniškumas toksai. Tai dėl to ir įsitempia, pailgėja tas žydėjimo laikotarpis. Tai va. O ar apskritai ilgamžis yra magnolijos? Nu, aš manyčiau, kad taip, nes mes kaip tik ten buvom prie tos mūsų pačios gražiausios ir didžiausios ir aukščiausios ir vyriausios, 39 metų. Ir kol kas matėm, kad viskas yra tvarko, jeigu ten kokias stichijas, sakykime, nenulauš ar ką, tai aš tikiuosi, kad jinai dar, kad jinai gyvuos ilgai. Saulės jos pakankamai gauna, nes va čia nieks neužstoja, matote, ten anoj pusėje yra tokia tarsi erdvė nuo uosių. O kai mes ten paėjėsim trupučiuką kelis metrus šonan ir kai prieš jas augantis juodalksnis pietinę saulę uždengia, tai mes akivaizdžiai matysim, koks yra skirtumas žiedų skaičiaus. Vat jų ir čia. Labai bus įdomu pastebėti. Todėl sodinant reikia turėti omeny, kad jau bent jau iš pietų pusės tikrai, kad nebūtų jokio užstotų, jokio augalo, jokio ten pastato ar panašiai. Nes šviesa saulė joms yra būtina. Lygiai taip, kaip būtina yra vidutinė dirvožemio drėgmė ir santykinai ramybė. Ta prasme, kad nebūtų skersvėjų, kad nebūtų tiesioginių tokių vėjų. Nes vėjai pas mus vakariniai būna, šiauriniai, jie būna šalti, o jau jos vis dėlto, kaip karalienės, tai jas reikėtų jau, tai palepinti. Jo. Atėjom prie Magnolia wilsoni, skaičioji magnolija. Jinai yra išauginta iš sėklų. Sėklas gavom 99 metais iš Bonos universiteto botanikos sodo iš Vokietijos. Ir matot, per tiek metų, kiek jinai užaugo. Bet nežiūrint į tai, jinai, kaip aš juokiuos, pernai gausiai žydėjo. Tai buvo gal kokie 7 ar 8 žiedai. O 2 metus prieš tai žydėjo po 1 arba 2 žiedeliai. Tai va, čia demonstruojam kantrybę savo ir šito augalėlio norą gyventi, sakykim taip. Ir kaip jūs pastebėjote, čia irgi yra drėgnas dirvožemis, gana aukštai gruntinis vanduo. Reiškia, atitinka tas sąlygas, kur nori augalas, būtent magnolija, kuriam reikalinga. Akivaizdu, kad čia saulės jai pakanka. Jau va čia pagal mane, tai čia yra žiedinis pumpuras ir ne vienas toksai yra. Ir jeigu nenušals, tai tikėkime, kad irgi bus. Bus žiedeliai, kurie galbūt kažkurį lankytoją nudžiugins, nes vis dėlto tai yra retas reiškinys ir netiek jau yra daug auginama.
kas turi mažą žemės gabalėlį, tai gal gali auginti ir tokią. Nu, čia yra pasirinkimo laisvė, jokių problemų aš nematau. O jeigu esi azartiškas kolekcionierius, tai tikrai jokių problemų nėra. Nes tu gyvensi 100 metų ir tau, ar 60 metų šiandien, ar ten jokių skirtumų. Tai ačiū labai Gintarėlei Jurkevičienei iš Vilniaus universiteto botanikos sodo Kairėnuose už tai, kad mus padarė tokią trumpą, gražią, žydinčią ekskursiją ir papasako apie magnolijas. Ačiū Jums. Ačiū Jums, kad domitės ir kad džiaugiatės, nes mūsų pagrindinis darbas ir yra suteikti džiaugsmą žmonėms iš tikrųjų. O Jums ačiū, kad žiūrėjote šitą mūsų žydintį video. Jeigu patiko, tai spauskit like. Jeigu norėsite pasižiūrėti dar daugiau tokių įdomių žydinčių ir ne tik žydinčių ekskursijų, jeigu norite sužinoti patarimų, tai prenumeruokit mūsų kanalą ir parašykite čia žemiau komentaruose, jeigu jūs auginate magnoliją, kaip sekasi jums. Ačiū ir iki kitų video. Ate.